Aš esu Vilija, šiaip vadinu mane Viliutė, numiškė vadinu Liuką, ten daug tų istorijų, kuomet nors papasakosi taip toliau. O šiaip man tėvalė ir noreitavo posis, anaudu buvo vienas iš gretim kaimą, aišku, užaugau Judrėnuose, tai mano ta kalba išsikraipė, išėjau į Lapis dar daugiau išsikraipė, su Jonu dirbau, Slingiaus Dauns daugiau man iškraipė, kraipos. Bet iš tikrųjų, ko noriu papasakoti, kadangi man mama buvo lietuvių kalbos mokytoja, tai akį neįna dėl to, kad esu sena. Dėl to, kad labai daug skaityti reikėjo. Vasarą padės va tu ištebelelką, skaityk vakal, skaityk. Labai norėjau būti lietuvių kalbos mokytoja, bet man pasakė, vakulėl, beraščiną išmokinsi, nabūk. Aišku, man pasigailėjai, paskiau nesmatinu, genų išmušį. Tai va taip įklajuoju, pasakoju, važinėjaus ir taip toliau. Ko aš dabar papasakosiu? Jonau parašiau labai daug, tarp kitko, aš turiu draugų, kur virš 20-30 metų, aš dar buvo teik pasakojom, bet aš dabar sėdu galvoju, kad man reikėtų pradėti ten užrašinėti. Nes tikrai daug ko turėčiau papasakoti. Šiandien aš pasakosiu irgi savo prieteliaus, vis pažįstat jūsų pabrėžą, ne? O 83 metais užrašė motriškėlis iš Skauda tokį pasakojimą apie šokius, bet aš taip šiandien persigalvojau, kad aš anon pridėsiu, da šiandien jūs pirmas iki išgirsit. Pasakojim bus tos motriškėlis, o pasakojim bus mano asmeninė patirtis. Pirma serija. Tai va, ta motriškėlė te pasakoja, 83 metais, ana buvo 84 metai. Jam pasako, nu žinokit, mūsų laikas, nu bent vakaruškas buvo. Ekit savo, net skalse, onširdiais būdavo. Parėsi, numiai. Iš rūgienų, prisilinkis ten, grūdų prisivalgis, prijovis žolės, kiek tik nori, pavargis, barek tik šokti, kuo jis ronkas kilnuojas, na paslenki, įlendi į prūdą, į upalį, bulvinis pastreigbi, nueni, apsitaisasi Joną patį gražiausiai, į Alkerį nueni apsisuki, įveisi, kad tu tinki kiekvienam vaikelinu, kiekvienam bernų kaimą įgalėti šokius. Susirinkdavom mergas ir edavom dainiaudamas sutartinis. Į kiekvieną norėjom gražiau dainauti, nu juk berns išgirs, aš anam labiau pateksiu, kad aš te gražią padainiausiu. Šokia mūsų būdavo visas vakaruškas, pas labai didelių gaspadorių. Nu, ką veitas būtum, nu, kaip čia, pavyzdžiui, šiandieną, ne? Jeigu tu esi pas vežėjami, kur maža veitas tor, vien kitiems kojais nusimindžiadavom. O kur jau ten būdavo didžiausia Alkerė, ką šokdavom iki paryčių. Žinokit, pirmiausia, visą laiką buvau pirmai šoks buvo polka. Šokdavom, paskiau šokdavom viskon. Į Vengierką, į Krakaviaką, į Skipiskį, į dabar aš dabar kitų nebesimenu, papasakos kitą kartą, į ten davau parašyti visokių mandrybių. Į vienu žodžiu, kai išėdavo jau muzikontą piptis patraukti, mes nesėdėdavom slabaną. Mes edavom ratelius, dainaudavom, šokdavom, mane galėdavo vieną grįžti. Nu, bet anei sugrįždavo. O kad paskutinis šoks jau būdavo suktinis, jau žinojom, ką reiks eiti numiai. Nudėdavom iš visos dušės, nes kam į bažnyčių rytuo, kitą dieną yra žienas. Ir taip toliau. Nu, vat būdavo tokie mūsų šokiai. O ko jūs dabar galvojate, kas dabar? A jūs matėt, kokie dabar šokiai? Nu, veina kart par kaimą. Galvojo, ką mergelka. Veizu vaikelins, iki čia plaukus baturis. Einu, žiūriu, atrodo, kad būtum kapi vaikins. Nu, bet mergelka su kelnim. Pū, svieta pabaiga, kas daros? Vo plauka kokiai, mėlyni, geltoni, raudoni. Baisu žiūrėti. A jūs dar svarbiausia, kada neiššokti namų, kaip mes ką šokdavom. A žinot, kaip neiššok? A neina šok, kol nesutemst. Aš jeigu savo žibalėnį lempą uždegčiau, ani našoktom, sakytom, šveisė. Nu, o ką paneišok, susto, kaip domedė, susto, apsikabin, ilingau, pirmin, atgal, nu da kartas veina, koj pasokin, kieta koj pasokin. A tata iššokė, na samoins kažkoks, vo mūsų laikas, tai buvo vakaruškas. Vo dabar, agert krekin ant lūpų, dana nudžiuva, vara jau iššokį svaikiai iškuoti.
Tai čia buvo tuos motriškėlis pasakojims. Dabar jau mon pasakojims, nes ta motriškėlė 84 metų, papasakoja 83 metas. O aš, kamonį krekė, namom patė. Nu, aš jau matuosi, ves irgi pagyvenus, daunt lūpina nudžiūva, aš irgi 83 metas normaliai pradėjau vėti šoksi, tu vaikiškut, įstovėjom mes kaip tai medeka panka pasako. Nu gal den bešk sobin pakraipydavom, o den toking pagrodavo, ne? Bet būdavo, jeigu atsimenat, būdavo per šokius balti mergaičių šokė. Kveit merginos reikėtų sakyti. Nu koks 3 kartus pasakydavo. Mes laukdavom tuo laiką, kaip kažkuo. Juk galite pagalvoti, jeigu per visą laiką iškveisdavo, kad tu savo tus pastarais parodysi, ne? O aš turėjau tokį bėdą. Nu, toks vaikins, mondrus, laba pats savo gražus, visas mergas apturėjęs, laba norėjai mane apturėti. Nu, baisiausia. Nu, nepasidaudavau, nesvarbu, kad džinsą brongelė kažkokie nesvarbu, bet on sugalvoja mane apgauti. Ir sugalvoja mano draugis cukirkom apvaišinti, kad tik tas aš anonatėčiau per baltą ton šuokį pakveisti. Nu, anuos vis man šnekin, kad tu ekveist, kad nu, aš niekap ne, nu, saka, geri, nu, būk žmogus, jau 2 mėnesiai, uns mums maitin, vaišin, nu, atau gail, nu, atsilygink, nu, draugis, nu, reik padėti. Vienam gal vaikė būdavo, jeigu atsimint, antram gal mergas. Nu, medinėm kojom par ton salį į galvoju. Nu, kom padarys? Nu, o žiūriu, atsistoju, stovi iš te, iš akių matau į galvo. Na, į kon, į matai, vis tiek pasidavai, niekur nadingsi, tu vis tiek man gausi išvesti šokti. Nu, priejau, aš te prie nonveizu, nu, nalimp montašeris, nu, nagal tokių dabytų matyti, nei tam kartu. Pirmą pasitaikys, kad ramniai zūbs naveizėjo, įsivedžiau šokti ir palikon ten stovėti. Brongėja, ryto lygiai 39 metą. Kaip aš šoku, su tau, kad ramiai zūbs, nežiūrėjau. Ryto lygiai 39 metą, kaip aš šoku. Ir mes šokom į vingerkas, šokom viskom, kon tik be išeikal susišokom. Viežaič, prabaštėlis mums suvinčiavoj. Uvedu par visą gyvenimą suvinčiavojom 88 poras. Su prabaštėlės, aišku. Spėkit, katras mūsų puikiausias šokis. Nu tai aišku, kad peršli polka, asuragas, baragų nesvarbu. Bet netam reikals, aš galvoju rytuotės anuką, rytuotės vaką. A jūs galvojat kažkrakaviaką šoks? Mes 2 medė, leipa, į ažol, susikepsam rankom, apsikabinsam. Nu, jau krekin nulūp nudžiūva, ko gerai pasibučiausam.